Sveikinuosi Švedijais. Šiandien atsitiko nenumatyta situacija. Išvažiavau, žodžiu, su golfu, bet apie viską nuo pradžių. Tai, žodžiu, vieną dieną sumašiau, kad reikia išvaryti, išplaukti. Atplaukiau čia į Švediją su reikalais ir vieną savaitgalį galvoju išvažiuosiu. Išvažiavau ir pasijuto, kad stabdžių pedalas per minkštas. Tai supratau, kad kažkur stabdžių sistemai nuotykis, nes pradėjo po to lemputę mirksėti ir pipsėti. Ir esmė kur, kad radau priekinę va šitą detalę, kuri prisisuk prie suportą, kad leidžia. Tai žodžiu gerai, kad Švedijai į biltemą nuvarai, susirandi detalę, kokias tau reikia ir parodo net kur į lentyną ir padėta. Tai dabar reikia pasikeisti, bet pas mane biški žiemą. Pirmiausia, pasikelsam, nusimsam ratą ir atsisuksam žarnelę, kaip sakant, pilnai ir tada jau pasikeisim. Tikiuosi, kad nieką nenulaušim, nes jeigu jau prapuvo šitos tarpinėlės, kaip sakyt, šitos šaibos, tai jau matyti ir varžtų būklė jau nekokia. Tai tikėtis reikia, kad nesulaužysiu, nesupysiu kažką. Bam, visi įrankiai realiai ką pasiėmiau. Tai kaip įsivaizduoju, tai tiesiog pasikelsiu, nusimsiu ratą. Esminis dalykas, tai kaip reikės nuorinti. Tai nuorinimui jaučiu kažką panaudosiu. Čia va tokia šlangelė ir purškiklis. Tai pabandysiu su tuo, pakaitinsiu galiuką su žiebtuvėliu, kad užsimautų ant nuorinimo šito metaliuko, pipsikotą. Tikiuosi, kad paeis. Jeigu ne, tada reikės mąstyti, kaip nuorinti, arba reiks kažką pasikviesti. Atrodo, pavyko nuorinti. Tai pakeičiau šaibelės ir varžtą, nes prie metalinio vamzdelio šlanga biškį prikepus. Tai nenoriu, kaip sakant, tokį vietą jašana nurakti. Tai žiūriu, kad neleidžia, viskas tvarkai. Atrodo, jokių lašų nematau. Tai biškį nuspaudėm, biškį nuorinom. Prabėga skystis. Ir pažiūrėsim užsivedę, kaip sakant, ar normaliai stabdo, ne. Tai reikia susimesti ratus. Ratus žiūrėti, kaip čia bus. Realiai golfo pirms gėdims, kad jau va tikrai sugedo kažkas. Tai skaitykit, pravažiavau grubiai kokį 20 000. Nusipirkęs ir nieko nereikėjo daryti. Tai manau visai varkė, iš tikrųjų. Tai kas turėjo šitą mašiną prieš tai savininkai, matas, kad sukišė biškį visokius servizus ir panašiai. Tai respektas tokiem žmonėm, iš tikrųjų. Tikiuosi, kad pavyks viskas. Nes jeigu ne, reikės vėl nusiimti ir vėl reikės varinti. Tikiuosi, kad viskas pavyks. Na, blet, sukis. Gaila, nepasiėmiau savo normalesnę dankratą, kur čia ant ledo. Gerai, kad čia kažkoks šaltinėlis ir tai čia nutirpė toj vietai. O ant ledo tai tas dankrats paprastas iškart nuslyst. Nieko gero nebūna. Nieko. Kaip sakau, gerai, kad nevažiuojant kažkur toli. Čia pat iki Pardės lėkiau. Ir tik tais jaučiu, kad pedalas taip minku. Po lengvo spaudį ir iki galo taip ein galvoju. Negerai. Labai negerai. Nieko, tuoj. Pažiūrėsim. Kūra jaučias kaip samuoška dabar, blėt. Tai jis ant savo tą triperį kūrą, ten Bibi žino kažkokios gruzinų kraštuose, blėt.
Gal man kūro prieno prisijungti. Dviejo būtom smagiau biški. Manat? Aišku, Jokonu, blėt, čia dar palyginant su Onovans kūro gigant čia ir jau. Bet maladėt, man patinka. Tiem katriai sakot, kad oi, blėt, čia kopijau, kažku. On pohu irmas, žemaitis. Kaip žemaitis? Telšia, ne, ir sostinė. Aš iš Mažeikės. Man pajabai. Taip. Biškį prisiveržėm. Biškį nesileidom. Karacinė susukta man. Dabar normaliai priveržėm. Oba. Orėlis tai toks tik. Sning. Naktį šal. Pas jums ten Lietuva, blėt. Minus 20 kūrų. Čia atvariau. Plus 3, blėt. Kokiu vasarą. Ja, čiki piki. Reikia dėti. Bibi nevidėsi. Va, žodžiu, kur pakeičiu. Nežinau, matysat, ne? Bet va, toks šaibelis. Nežinau, matos. Ir šitais varšti ir tai pakeičiau tas šaibas, nes kaip matot, tunos tokias, kaip ir būtų sveikas, bet matas, kad ir palindus kažkokia tai kaip korozijai. Ir kaip koks cinks nusilupęs nuo tų šaibų, matyt, pro ten nepraėjo. Tai žiūrėsim. Gerai, bandom kurti. Nu, matom, kas čia bus, nebus. Užsivedam pavyzdėsam. Radijas nereikia. Nu, pedals atrodo iki galo. Pabandom taisų. Nes kartais būna, kad tas pats skystėlis, stabdžių skysčia eina į bendrą visą sistemą kartu su sankabos hidraulika. Tai vadinasi, jeigu trūks skysčia, tai galbūt, nežinau čia kaip kurio mašinom, bet tiek sankaba, tiek stabdžių pedalsą nebūtų varomi ant to pačio hidraulinio skysčio. Kaip sakyt, to pačio, stabdžių skysčio, hidraulinio skysčio, kaip sakyt, yra ne dažnu atveju, kai kurios mašinos ir ant vieno cilindro abudu pedalai, tik tais, kad su atsišakojimu, jeigu netyčia dingtų stabdžiai, nedingtų kartu ir sankaba. Tai tie būna atskirai, tik tais, kad į vieną bakelį pilas į tam skysčiai. Bet dabar atrodo tvarkingai. Nėra, kad iš karto jaučiu stabdys, bet jau iki galo neina niekaip. Tai reikia prasitestuoti, prasivažiuoti, nusivalom langus, pasivyzėsim, varom. Pažiūrėsim, kaip čia kas. Čia tokių ledo karalystė ir, nežinau, man matot, ne? Čia bandysiu čia apsisukti, nes aš vakar važiavau į tokį ledą kalną, kapdėjau ir iškart pagalvojau, kad gal kažku aš iš apačios nulaužiu, gal kokį vamsdėlį, žinai, kai būn papuviai tiek kartais tai reikia pajudinti ir pukšterį trūksti viskas. Galvoju, va tada tai bus čia reikalų, bet atrodo, kad nieka. Varu prisparkuoti, pažiūrėsim, kaip čia kas. Gerai, negerai. Pabandom pastabdyti. Stoj! Vadinasi ir gerai. Vadinasi problema išsisprendė tik tiek. Tiek tai reikėjo. Dabar įkalnėsiu. O. Stoj! Заебись.
Tai turėtų būti vis gerai. Dabar laikau stabdį iki galo. Iki galo nenusileidus, vadinasi. Turėtų būti okei. Jaučiu grįžus namo reikės vis tiek normaliai nusiorinti. Nes nenorėčiau, kad papultų koks oro burbuliuks į cilindriuką. Ir tada bus nelabai gerai. Nes tada galbūt, kad važiuojant vienu momentu pyst ir ding stabdžiai, na. Oi, tada būtų linksmai. Bet pliusas tokių mašinų, kad į ronkinis, katras veik ir antrosa. Antrosa ronkinis, man manimu, ir žymiai geriau, žymiai paprasčiau, nereikia elektroninę ir problemai ar bėdai esant, važiuodams gali lengvai paimti, traukti tą rankinį ir po biškį sustoti, kad ir su galiniais, bet ta prasme vis tiek gali tvarkingai negu elektrinį važiuodams neužkirsi rato. Nebent kai kurią mašinom gal, bet labai abejotina ir labai huinė, nes kai užkirs, tai užblokuos iš karto. Dabar reikia susitvarkyti visus įrankius. Tai va, realiai, ko reikėjo, tai tų nenaudojau purkštuvų, naudojau kur čia yra. Račių laidą radau, išėmiau laidus iš vidaus, užmojau, kitą į bakelį atgal, praminkiam ir išsispaudė. Visio, reikia susitvarkyti. Šiaip mano planai, čia turiu tiesiog reikalų, tai kaip sakant, galite labai nesigilinti, nes vis tiek po kurio laiką aš grįšiu, tai čia viskas yra okei. Tai ar kits reikals, ką čia veikiu iš vis, ką čia veiksim šiaip, kaip sakant, nereikalų esant. Tai šį savaitgalį iš tikrųjų galvojau varyti, pahaikinti, nuvaryti kokį nors trailą, ten 5-10 kilų, kaip sakant, prasieit, prasižygiuoti, kaip sakyt, ir pasižiūrėti, kas čia gera, nes šitoj vietoj, kur aš randuos, tai aš pačiam Stokholme randuos. Tik tais iš kelto pusės nuo Ventspilio, kaip sakyt, nuo Ninas Hamno pusės. Ir ką žinau, žiūrėsim, vadinasi, kitą savaitgalį, ką čia nuveikti gerą. Nes dabar susiremontavau mašiną, galės važiuoti ir pamastysim, ką darysim. Tai galvoju iš tikrą pasiimti. Dabar oras toksai subjūrės, iš tikrą bjaurus, nes ir tai lyja, tai sninga, tai kažkur baisiai nesinori varyti. Bet, kaip sakant, priklauso nuo aprangos. Gerai esi pasiruošęs, tai joks oras nebaisus. Ką, susimatysim kitam epizodė. Tas veiks susirinkiai, žodžiu, praėjo kokį savaitę laiką iš tikrą. Manau, kad oras pakankamai normalus, saulės nėra, bet biškis snaiguriu. Ir sumašiau pasidairyti, nuvažiuoti kažkokį rezervatą. Ten realiai takeliai, kažkur praseit, kažkiek kilometrų. Tai jaučiu lekam, bet po fermą reik mašiną nusivalyti. Atvarom į kažkokį rezervatą, įmesiu realiai locationą arba pavadinimą. Tai aš įtariu, kur darysim, kadangi aš esu pats Stokholme įsikūręs dabar, tai manau, kad aplink Stokholmą, patį Stokholmą ir nemažai vidosikų, kaip sakant, turiniaus padarysim, kaip čia kas atrodo, kokios lankytinas vietas, kokie parkai, kaip miestas, kur kokia kavinukė smagesnė, pigesnė ir dar kažkas tokio. Tai manau, toks tikslėlis ir bus, kol aš esu čia išvaręs, vis tiek savaitgalį kažkiek, tai laisvės negausis vis tiek. O dabar tiesiog važiaunam su golfeliu ir svarbiausia, kad tas golfelis laikytum. O visą kitą tai ir dzin, nes čia pakankamai realiai nėra tiek šalta, kiek Lietuva šiuo metu vos ne -30. Čia šitais ir -5, 3, 4, nedaugiau šiuo momentu. Tai bet aišku, tuo momentu, kada išgės, tai duosi, kad galbūt čia koks 10. Tai dar bus matyti, kada įkelsiu. Bet manau, kad reikia stengtis įkelinėti
kiekvieną maždaug sekmadienį, nes žiūriu, kad daugiau, kaip sakyt, susilauk peržiūrų, populiarumą ir žmonės labiau laisvesni ir tai vat, važiuojam. Žodžiu, neradau aš ten, kur vietas privažiuoti, nes pasirodo, ten kažkokie remontai vyksta. Antrai pusėje ten ekskavatoriai kas aplink ežerą. Tai žodžiu, neradu nei parkingo, nei iš kitos pusės kaip prieiti. Ir prie pat turiu kitą lokaciją, kažkokį auksinį kiaušinį. Tai čia prie pat iš tikrai ir nežinau, reikia dabar nuieškoti. Nes esu kažkokiam toks jausmas kaip kokiai Palangai prie kažkokį rezortą. Tai įdomu, kur ant čia randas. Antai to jau parodysiu. Šitais kažkoks lieptelis, ežers. Ir šeliai iš antros pusės iš ten kažkur gyvenu ir atvariau čia. Tai reikia ieškoti kiaušinio. Nu, biškelį vėsuoga, kaip matot, biškelį snigurio. Čia kažkoks labai įdomus resorts. Nes bandžiau eiti per priekį. Realiai turi eiti kažkaip per viršų, per patį pastatą. Čia, blėt, kažkaip ir padaryta. Ir nieko jie nesuprantu, kur čia kas, kaip įeiti. Iš viso. Blėt, įdomu. Warning. Nu, karoči, bandom eiti pasivyzėti. Prieis, o neprieis, aš prie tą kiaušį. Velykas artėj. Nu, ko žinau, čia smagia. Ta kelią padaryti tokį tikrą fainą. Ir kažkurio vieto turėtum būti, pačiam iškišulį turėtum būti kiaušinis. Bet čia žiūriu šiaip vieta tokia smagiai pridaryta visokių parkings per programėlę, per Easy Parką pasiėmė. Pusvalandėlę užstačiau, nes čia pripatyr. Kiek ten gal €50. Bet ten kažkaip jeigu sekmadienės ar švenčių dainom, tai kaip ir nekainaunasai. Aš čia vis tai tą kelią, tokį, nežinau, matote, einu vėjinu, kitur ir tokį zegzegas padaryta. Žiaurė, šiau smagi, šiau matau tų kiaušinį. Ant savo, kokiams dydžiaus. Jaučiu gražesnis negu Palango kabun per vėlyk sudėta tų kiaušinių. Smagi. Įda sning, nežinau, matos per kamerą, bet tokiam didelėm snaigiam. Pavyzdžiui, šitas kokia dydžia. So. Įblėsk kažką veidrodį. Nežinau, matos. Bet ta prasme, ant nesieks, ant 4 metrų aukščiaus. Šitas, o ežerėlis vis sušalęs, pripustyta. Fizikai kaip čia fainė. Einam pažiūrėsim, pripat. Jaučiu nalies, gal čia tas pats kaip Chicago, kur ir pupo, blėt. Nes vis tiek kažkam reik nuvalyti. O, pacanai, linkėjimai iš Paryžiaus. Blėt, čia smagumėlis. Gerą, karoči, reikia pasidaryti nuotraukę, o čia į maut namai. Pamiršau pirštinis pasiimti. Ten biškėlį šaltai. Nu, vat, nežinau, čia iš tikrųjų šioks toks trumps vlogėlis kavos. Tai manau, šiam kartu teik, ką pačią pradžią čia atvarius. Aišku, aš čia ne pirm kartą jau, ne specifinė vieta, bet apskritą Švedijai, Norvegijai. Vos ne kaip antrį namo. Tai kam įdomu, kam labai kneit sužinot, kuo aš dirbu, tai darbaujus. Tiesiog darbaujus ir, kaip sakant, kalu babkės. Nes mano manimu Lietuvo, kad gyventi kaip aš noriu gyventi, kaip aš gyvenu, kuo aš dirbu, man neužtenka. Tai žiūriu, kaip sakant, svetur pas kaimynus, kiet šalis, kas mok ženklę daugiau, 2-3 kartus, lyginant su namas. Nes čia jums trumps palyginims, pavyzdžiui, Lietuvoje ten, kas
gauni ten, tarkim, 1,5. Tarkim, čia gali gauti 3 už tų pai darbą. Nu, tai dabar įsivaizduok laiko atžvilgį. Tu dirbi metus, 12 mėnesių, uždirbi to sumą. Arba čia atvažiavęs dirbi, tarkim, 6 mėnesius ir uždirbi tą pačią sumą iki 6 mėnesio, tau ir laisvė. Tai, nežinau. Mano manimu, čia yra labai brangus dalykas. Laikas švaistams, kaip aš sakau. Tavo draugai. Kam patiko 2X, numetat laiką, susimatysim kitą kartą.